Karšuvos žiedas Šilalės krašto įdomybės. Atstumas apie 30 km. Rekomenduojama keliauti automobiliu arba dviračiu. Dionizo Poškos baublių muziejus. Seniausias Lietuvos muziejus 1812 metais įkurtas Bijotų Bardžių dvaro savininko rašytojo Dionizo Poškos. Tūkstantmečių ąžuolų baublių kamienuose įrengtame muziejuje kultūros šviesuolis Dionizas Poška sudėjo archeologinius radinius, istorinę ir etnografinę medžiagą, senovės dievų atvaizdus, įžymių žmonių portretus ir daugiau kaip 200 knygų bibliotekėlę. Ir šiandien čia, visoje Bijotų dvaro teritorijoje, veikia muziejus Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus padalinys. Dvaro parke prie tvenkinio atstatytas bei lankymui pritaikytas Dionizo Poškos vandens malūnas, lankomas ir Norberto Paškevičiaus parkas Bijotų kaimo centre. Girdiškės Švenčiausiosios mergelės Marijos snieginės bažnyčia. Legenda byloja, kad Romoje ant Eskvilino kalvos rugpjūčio 5-ąją prisnigo. Šis neįprastas įvykis buvo suprastas kaip Dievo parodytas ženklas ir toje vietoje ankstyvaisiais viduramžiais buvo pastatyta didžioji Marijos bazilika. Švenčiausiosios mergelės Marijos garbei dedikuota bažnyčia Girdiškėje, pastatyta 1914 metais remiant Jonui Adomavičiui, yra vienintelė Lietuvoje ne vien dėl šio titulo, bet ir dėl unikalių interjero kūrinių. Šoninių navų altorių iš nužievintų ąžuolo kamienų ir šakų su medžio skulptūromis. Rugpjūčio mėnesį Švenčiausiosios mergelės Marijos snieginės atlaidų metu bažnyčioje sninga. Upynos Švenčiausiosios mergelės Marijos vardo bažnyčia. Pastatyta apie 1835 metais. Bažnyčia medinė, liaudies meistrų statyta pagal vietinės tradicijas, turinti klasicistinių elementų, perimtų iš profesionaliosios architektūros. Padavimas teigia, kad kadaise švedų kariuomenė vežusi Marijos paveikslą, tačiau jai slenkant per upyną, arkliai staiga sustoja ir nejudėja. Neapsikentę švedai paveikslą palikę toje vietoje, kur dabar stovi bažnyčia. Šioje bažnyčioje 1893 metais pakrikštytas būsimasis lakūnas Stasys Girėnas. Varpinėje kabo 2 varpai. Didesnysis ypatingas, nes tai seniausiai išlietas varpas, esantis Šilalės rajone. Upynos etnografijos muziejus. Įkurtas kraštotyrininko Klemenso Lovčiko, muziejuje surinkta apie 3500 etnografijos eksponatų iš Upynos ir gretimų apylinkių. Rinkinys išeksponuotas buvusiame klebonijos svirne, taip pat lauke ant svirno sienų pritvirtinta daugybė metalo kryžių, koplytstulpių bei koplytėlių. Stasio Girėno gimtinė muziejus Vietogaloje pasakoja apie vieną reikšmingiausių lietuvių tautiniai savimoniai bei pasaulio aviacijos istorijai mūsų tėvynainių lakūnų skrydį per Atlanto vandenyną 1933 metais. Gimtasis lakūno Stepono Girėno namas Vietogaloje atstatytas 1988 ir jame įrengtas muziejus pristato etnografinę ir lakūnų atminimo bei skrydžio per Atlantą atgarsiams pasaulyje skirtą ekspoziciją, kurioje ir Lituanikos lėktuvo modelis ir skrydį lėktuvu imituojančių renginių pramogos. Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus. Įsteigtas 1994 metais kaip Šilalės krašto muziejus, nors buvo pradėtas kurti dar 7-20 amžiaus dešimtmetyje, Šilalėje įsteigus Lietuvos kraštotyros draugijos skyrių. Šiuo metu Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejų sudaro 6 padaliniai. Centralizuotose fonduose sukaupta daugiau kaip 24 000 archeologijos, istorijos, numizmatikos ir etnografijos eksponatų. Ekspozicija atspindi miesto istoriją, materialinę ir dvasinę krašto žmonių kultūrą, parodų salėse rengiamos parodos, atminties ir šviečiamieji renginiai. Šilalės Šventojo Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia.
Pastatyta 1909 metais, konsekruota 1919 Žemaičių vyskupo Pranciškaus Karevičiaus. Mūrinė neogotikinio stiliaus bažnyčia yra vienabokštė, kryžminio plano su stiliui būdingais šoniniais bei virš svarbesnių kontraforsų iškylančiais bokšteliais. Dominuojanti bokšto smailė siekia beveik 60 metrų aukštį. Projekto autorius lenkų architektas Józefas Zekonskis, o vargonus, kurie tebeveikia iki šiol, 1912 pastatė Bruno Goebelio karaliaučiaus vargonų meistrai. Šilalės bažnyčia erdvaus bei šviesaus interjero šventovė. Jos kryžminės navos, transepto languose sumontuoti įstabūs viražai, paskelbti dailės paminklais.